Pirma pusė gal tokia vangoka iš mūsų pusės buvo, trečias kėlinys tikrai pavyko, patys matėt, tas fiziškumas, gynyba mūsų, ką norėjom. Trečiam kėliny padarėm atstumą ir tada jau kontroliavom rungtynes, taip kad daugiau mažiau vėlgi viskas pavyko, ką norėjom, kad tie žaidėjai, kurie mažiau žaidžia, gautų pasižaisti, jaunimas šiek tiek kažkiek gautų ir kitus pailsint, tokios ir mintis buvo po 2 savaitės. Girdėjau, aišku, po rungtynių tam interviu, bet galbūt ne visi fanai bus girdėję jūsų mintis. Trys jaunuoliai, ypatingai Dominykas šiandieną debiutavo LKL, koks jūsų matymas tų kelių minučių? Ne, tai visi matėm, kad tas fiziškumas jam turbūt toks lengvas šokas toks yra, nes nacionalinė ir LKL skiriasi lygis, fiziškumas, bet tikrai jie gavo daug pamokų ir turės ką prisiminti ir žinos, į kokį lygį reikia eiti. Nevėžis tas klubas ypatingai ir apskritai visų rungtynių metu iš esmės taip ir neįsimėtė nuo 3 taškų zonos, pataikė keletą metimų jau 4-ame kėlinyje, bet tas elementas buvo sustabdytas, kaip tai pavyko daryti. Tai daugiau mažiau taip ir tą gynybą tai bandėm sudėlioti, kad tie metikam neduot mes daugiau, kad vežtųsi, tai kažkas tokio buvo. Bet šiaip tikrai Nevėžis ir iki galo kovėsi, tikrai pagarba jiem ir judam toliau.